Ar jums, kaip ir mums, atsibodo būti tručiėmėms? Ar jums, kaip ir mums, atsibodo paprastas actas vis mažiau ir mažiau padeda nuo iš dangaus krentančių aliuminio karbonatų? Ar ir jūsų galvoje per nepriklausomybės mitus žymiai išaugo pleiskanų skaičius? Ar ir jums, kaip ir mums, atsibodo kasmetinės gripo ir ebolos gripo epidemijos sukeliamos herpo iš Jungtinių Amerikos valstybių? Ar ir jūs nueinate į virtuvę, atsidarote šaldytuvą ir net nesuprantate, kaip ir kodėl čia atsiradote? Taip nutinka, nes jūsų smegenys užpildytos jonizuotais natrio ir bario karbonadais. Tačiau nenusiminkite, mes turime išeiti. Tikriausiai iki šiol savo sutrūnysiu nuo savo namo verandoje arba buto balkone garindavote įprastą 9 procentų maistinę acto rūgštį? Taip, tai šaunu. Tačiau ar žinojote, kad 9 procentų maistinė acto rūgštis neapsaugos nuo likusių 91 procento chemtrailų poveikio jūsų smegenims, antinkščiams, prostatai ir girtam kaimynui? Nenusiminkite ir padėkite šalin tą binto prigrūstą jointą. Mes turime išeiti. Siūlome ne tiek naują, kiek efektyvų sprendimą jūsų egzistenciniams ir konspiratologiniams kazusams. Maistinė acto rūgštis, kurios efektyvumas moksliškai patvirtintas netgi 70 procentų. Taip, tik 30 procentų chemtrailų nusės ant jūsų praplikusio ir pleiskanoto galvūgalvio bei dulkėtos sekcijos. Jūs, kaip ir mes, esate kritiškas, o kritiškų žiūrovus mes gerbėme. Todėl atsakome ir prieš tai klausėme, kodėl rinktis būtent šią prekę lietuvišką. Kaip jau ir minėjome, 70 procentų acto rūgštis apsaugos nuo 70 procentų bario karbonatizuotų jonų ir janinų. 70 procentų acto rūgštis apsaugos ne tik nuo karjerą pradedančių chemtrailinių kukurūzlinkų, sportinių lėktuvų ir lėktuvnešių, bet ir nuo galingų karinių Jungtinių Amerikos valstybių oro tankerių. Galvoje nebeliks 70 procentų pleiskanų, o jūs ir vėl galėsite gvaltavotis paprastų ūkiškų muilų. O bošengau ir šaumanulius, nes jų užpirkta chemtrailų kampanija nebebus efektyvi. Jums ir vėl stovės kaip jaunystėje, nes jūsų kapšas nebebus pleiskanotas Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybinėmis tarnybomis. Ar jums, kaip ir mums atrodo, kad tai išties efektyvu? Taip, tai tiesa! Maistinė 70 procentų acto rūgštis. Mūsų nekenčia JAV vyriausybė, o mes nekenčiame visų likusių. Reklamą pristato Lietuvos vakuotojų ir kaspadinių konfederacija.